Taigi, šį semestrą, kad būtų įdomiau, mokinsimės su nauja aplinka, skirta programavimui ir vizualizavimui. Vadinasi processing. Jinai turi kelias variacijas, viena paremta Java, kita paremta JavaScript'o. Bet jos programavimo kalba yra pakankamai panaši į C++. Pažiūrim pavyzdžius. Tarp kitko, pavyzdžiai internete dažniausiai pateikiami per JavaScript'ą. Taip, mouse 2D. Ir čia pagal pelę, kai judinam, kažkas keičiasi. Ir čia yra kodas, kuris tai daro. Ir dar, ne viską papasakojau, pradėkim nuo to, kad galim tą aplinką patys pas save parsisiųsti. Tada nueinam processing.org ir download. No donation kol kas, download, pasirenkam kokie Windowsai pas jūs yra ir paspaudžiam. Parsisiuntus, tiesiog paleidžiam processing ir tada galėsim jau rašyti savo kodo pavyzdžius. Kai kurie, kol čia pasileis, galim nueiti. Taip, yra užduotis processing ir štai keli pavyzdžiai, pradžiai šitas. Po teisybės čia ant Chromo dabar rodau, bet pastebėjau, kad geriau veikia ant Mozillos, tie, kur internete yra pavyzdėliai. Čia tokia aplinka, Sketchpad. Sveikas. Taip, pirmas pavyzdėlis, labai paprastus. Jis tiesiog nupiešia mums rutuliuką. Galim paleisti. Rutuliukas. Kaip tai nutinka? Čia yra setup funkcija ir jinai nurodo, koks bus dydis to ekraniuko ir nurodo, ką nupiešti, šiuo atveju skritimą ir ką parašyti, šiuo atveju hello web. Dabar, norint, kad būtų įdomiau, viskas interaktyvu, galima naudoti draw funkciją, kuri pastoviai atnaujina vaizdą. Galim tiesiog čia edit sketch pabandyti. Taip, atsidarė langas, iš kurio mes čia biškai naujesnę versiją, bet mes visien pavoksim pradinį variantą, šito dar net nereikia, ir pabandom. Taip, 1, 2, 3, gal mes čia laukiam. Nupiešė. Puiku. Na ką, padarom, kad būtų įdomiau. Kad būtų atnaujinimas piešinio. Paleidžiam. Arba gal reikia sustabdyti ir paleist. Dabar visur, kur einam, ten ir piešia. Kur pelė yra, pastoviai atnaujina piešimą. Dar padarom įdomiau. Tas no loop reiškia, kad automatiškai atnaujimas nevyksta. Mes čia padarom. Bet mes galim iškviesti atnaujinimą nurodytų momentų. Mūsų momentas bus irgi per specialią funkciją susiejamas būtent tada, kai paspausta pelė. Ir žiūrim, kad turim. Labai ilgai mato. Gal kažkas negerai, bet pasiskūstų. Taip, pukšt. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiam, gal girdit, gal negirdit, atsiranda. Dar galim padaryti dabar kintamai. Kokį nors. Nežinau, ar pradinę reikšmę jam leis priskirti. 0. Taip, pradinę reikšmę priskyrus. Kiekvieną kartą paspaudus pelę, mes ją padidinam. Ir pabandom. Padidinam, tai padidinam, bet nesimato. Atspausdinam. Line. Taip. Matom, čia atsiranda 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Smagu. Dar vienas niuansas, visą tą patį galima daryti šitoje aplinkoj, Sketchpad'o, tik tais, jeigu vyksta klaida, Sketchpad'as netaip sudėtingiau ją susekti. Čia irgi tas pats vyksta, dar padarom, kad būtų
int I lygu 0. Čia bus I plus sekundėlę štojau. Ir paspaudžiam Ctrl L, kad automatiškai atsinaujintų reikalai. Neparašiau spausdinimo. Line I. Ctrl L. Veikia. Valio. Taip, dabar dar svarbus momentas, kad šitoje aplinkoje, kuri paleidžiama iš kompo ir Java pagrindu, lengviau susekti klaidas. Tarkim, mes čia, jeigu padarom klaidą, Sketchpad'e online'iniam režime, jinai mums gali tiesiog neveikti, bet nieko konkrečiai sunku suprasti, kurioje vietoje klaida. Galima užtat Navigate Source History atstatyti prieš tai buvusią versiją ir pagal tai ieškoti šaknų. O štai čia, jeigu mes kažką tai pagadinam ir bandom paleisti, jis pareiškina tą eilutę, kurioje vyko bėda. Bent jau netoli tos eilutės. Šiuo atveju čia trūksta skliausto. Jeigu būtų koks nors keistas nutikimas vykdymo metu, pavyzdžiui, padarytume dalybą iš 0, kuri nelabai galima, turėtų pasiskųsti. Kai paspaudžiam pelę, iššoka čia visoks pranešimas baisus. Dažniausiai pačiai pradžiai pasakoma tikroji bėda, arithmetic exception, dalyba by 0. Ir dargi parodo, kurio eilutėje. Tai va, tai visai gerai. Tam kartui tiek, čia yra įvadas, dar biškai parodysime. Galima daugiau pažiūrėti pavyzdžių. Taip, čia kažkoks tai reiškia vaikštantis ir didėjantis, mažėjantis apskritimas. O dar įdomiau galima pažiūrėti procesing čia, netgi yra tokį žaidimuką idėją. Bet jis ant Firefox kažkodėl veikia geriausiai. Žavytė, kuri vaikšto pas skirtelę ir valgo visokius maistelius. Galite pažaisti patys namie ir pažiūrėti, kas nutinka, kai žavytė per daug privalgo. Ačiū už dėmesį. Antra dalis. Jau bus konkretus rikiavimo pavyzdys. Jeigu atsimenat rikiavimo, kaip sakant, reikalus, darėte štai toj užduotį, kuri dabar turėtų pasidaryti arba nesidaryti. Bet jūs gal atsiminsite. Rikiavime buvo min vieta funkcija, sukeisk vietomis funkcija ir vyko kažkoks dar kartojimas, kad kiekvieną elementą vis padeda į savo vietą. Tai čia idėja panaši, tik tais viskas vizualiai. Yra rutuliukai, kurie atitinka masyvo reikšmes. Jų dydžiai atitinka masyvo reikšmes. Piešimo funkcijos metu iš eilės perrenkamos masyvo reikšmės ir spindelio dydis yra, reiškia, padedamas pagal tai, kokia yra reikšmė. O rutuliuko vieta pagal tai, kelintas jis yra masyve. Paspaudžiam. Pirmą kartą sukeitė, patį mažiuką pastatė į savo vietą. Antrą kartą sukeitus turėtų šitą sukeisti su šitu. Tiesiog, kai mes paspaudžiam pelę, mouse press, taip įvyksta. Plius, gal anksčiau nepasakiau, noLoop funkcija padaro, kad automatiškai perpiešimas nevyktų, o tik tada, kai jį iškviesim. Taip, sukeitė mažiuką. Dabar šitą turėtų sukeisti su to trečiu. Sukeitė. Ir pagaliau gavosi surikiuota. Ir kiekvieną kartą atspausdina iš eilės. Dabar kaip čia padaryti, kad nebūtų taip susivėlę, bet nieko. Atspausdina iš eilės masyvo reikšmes. Galite stebėti, kaip jis keitėsi. Dar žemiau turėtų būti vienas, paspaudžiam. 1, 2, 3, 3, 5, 8. Vienas niuansėlis. Čia masyvo reikšmės aprašomas kiek kitaip. Tik paprastoj kalboj int A ir tada laušiniai skliaustai būtų. O šiuo atveju atvirkščiai. Int laušiniai skliaustai, tada masyvo pavadinimas. Čia yra toks Java stilius. Taip. Sustabdom. Taigi, biškai gražesniu būdu parodysiu.
tą vaizdą. Taip, kodėl mums dabar buvo naudinga turėti funkcijas atskiras min vieta, nors su keisti vietomis. Todėl, kad mes tada galime algoritmą išskaidyti tokiais žingsniais, kurie vyks tik tada paspaudus pedą, o ne iš karto turėti ciklą cikle, į kurį jau nebegalime įsiterpti. Taip, ir kaip čia viskas dar kartą vyksta, kai paspaudi, iškviečia, kad sukeistų vietomis tą vietą, kurią reikia dabar būti surikiavus, ir iš likusių masyvo elementų rasta mažiausio elemento vietą. Čia viskas taip, kaip į formulę surašyta, formulė kaip formulė gausi funkcija, šitą funkciją, šitoj funkcijai. Tai ką jinai? Iškviečia min vieta, sužino jos vietą, grąžina mažiausio elemento vietą ir sukeičia ją su kelintu ir kelintą padidina. Galite nuskopijuoti ir pabandyti pažaisti, pakeisti masyvo reikšmes. Galima netgi masyvo reikšmes užpildyti automatiškai pagal pelės spaudinėjimus. Jeigu tai būtų kažkur tai, kai pelę paspaudžiam, mes žinom jos koordinatę mouse X ir mouse Y. Jeigu atsimenat, čia mes jos žinojam. Vėliau sugalvosiu kokių nors užduočių daugiau. Dabar galite tiesiog pasivaikštinėti po pavyzdžius. Exhibition. Čia visko daug, aš pats dar ne viską išbandęs. Čia kažkas smagaus. Mačiau, kad su jo yra pridaryta žaidimų paprastų. Faktiškai viską, ką galima judinant su pele žaisti, galima suprogramuoti ir čia. Pavyzdžiui, netgi kokius Angry Birdsus paprasčiausius. Taip, čia kažko nerado, o čia kažką rado. Kaip gražu. Tai laisvalaikį pasižaiskit, įdėsiu kokią nors konkretesnę užduotį penktadienį, kai manęs paties nebus. Sėkmės.